Donaldas Trumpas panaikino dirbtinio intelekto kūrimo apribojimus. Jungtinių valstijų prezidentas nori, kad dirbtinis intelektas pavergtų kuo daugiau žmonių, o geriausia – visus žmonės Žemės planetoje. Tačiau svarbiausia Amerikos prezidentui yra tai, kad tas dirbtinis intelektas, kuris visus pavergs, būtų amerikietiškas. Nes dirbtinis intelektas – tai kitas žingsnis informacinių sistemų raidoje. Kokių įrenginių žiūrite šį vaizdo įrašą? Ar telefonų, ar kompiuterių, kuriame įdiegtos amerikietiškos operacinės sistemos iš Microsoft, Google ar Apple? Nesvarbu, kad telefonas ar kompiuteris pagamintas Azijoje. Amerikiečiai tiesiog perkėlė brangią gamybą kitur, taip atsikratydami dalies išlaidų. Dauguma technologijų, pagal kurias pagaminti kompiuteriai ir telefonai, taip pat yra amerikietiškos. O kokioje platformoje žiūrite šį vaizdo įrašą? Amerikietiškame YouTube. YouTube yra toks didelis ir toks globalus, kad kai kuriuose šalyse net nėra savo nacionalinių vaizdo įrašų talpyklų. O tam, kur jos yra, jos tiesiog negali konkuruoti su dideliu ir galingu amerikietišku YouTube. Pagrindinės įmonės, kurios šiandien kontroliuoja informacijos srautus tarp žmonių, yra įsikūrusios Jungtinėse Amerikos valstijose. Google, Facebook, Twitter ir daugelis kitų – tai amerikietiškos įmonės ir jos paklūsta Amerikos valstybei. Amerikiečiai sukūrė techninę interneto dalį, amerikiečiai sukūrė programinę interneto dalį, amerikiečiai sukūrė socialinius tinklus ir vaizdo įrašų talpyklas. O dabar atsirado naujas kūrinys, kurį viešai vadina dirbtiniu intelektu. Mes nesiaiškinsime, kiek jis protingas ir kiek jis gali pakeisti žmogų. Mums nereikia šių beprasmių filosofinių ginčų. Svarbiausia, kad tai yra kitas žingsnis informacinių sistemų raidoje. Sukurti ir apmokyti neuroninį tinklą kainuoja dešimtis ar net $100 milijonų. Tai labai dideli pinigai paprastam piliečiui. Tačiau kompanija Meta išleidžia dešimtis ir $100 milijonų kūrimui, o paskui savo neuroninį tinklą, savo dirbtinį intelektą Llama dalina nemokamai. Imk ir naudokis. Kas tai yra? Koks čia verslas išleisti milžiniškas sumas, o paskui viską išdalinti nemokamai? Ogi todėl, kad tai pigu. Vienas strateginis bombonešis kainuoja tiek pat, kiek visos neuroninės sistemos kūrimas. Lėktuvnešis ir atominis povandeninis laivas kainuoja kur kas daugiau $10 milijardų. O bombonešių, lėktuvnešių, povandeninių laivų, tankų ir kitos ginkluotės reikia labai daug. Dirbtinio intelekto sukūrimas yra gerokai pigesnis nei ginkluotės gamyba ar kariuomenės išlaikymas. O poveikis mūsų pasauliui, kuris jau yra persmelktas interneto ryšiais, dirbtinio intelekto įtaka bus kur kas didesnė. Meta dirbtinis intelektas veiks taip, kaip reikia amerikiečiams ir visi, kurie juo naudosis, automatiškai seks tą kryptimi, kurią nustato Jungtinės Amerikos valstijos. Bet jei naudoji svetimą kūrinį, automatiškai tampi priklausomas nuo kūrėjų. Viskas juk paprasta. Didžiosios Europos ir Azijos technologijų kompanijos taip pat kuria savo dirbtinį intelektą. Jie nenori būti priklausomi. Didelės ir vidutinės valstybės taip pat gali sukurti savo nuosavą dirbtinį intelektą. Tai gana kukli suma bendrose valstybės išlaidose. Todėl šiandien vyksta tikros lenktynės, kas prie savo dirbtinio intelekto prijungs kuo daugiau žmonių. Amerikiečiai laimėjo kompiuterių ir operacinių sistemų varžybas. Amerikiečiai laimėjo socialinių tinklų kovą. Amerikiečiai tapo nugalėtojais vaizdo įrašų talpinimo karuose. Na, žinoma, amerikiečiai nori laimėti dirbtinio intelekto kovą. Todėl Trumpas skyrė Amerikos įmonėms, kuriančioms dirbtinį intelektą $100 milijardų ir pažadėjo duoti dar daugiau, kad Jungtinės Amerikos valstijos užimtų lyderio poziciją naujame informacinių sistemų raidos etape. Donaldas Trumpas iš tikrųjų yra labai nuoseklus. Jis laikosi kurso išsaugoti ir didinti Jungtinių Amerikos valstijų pasaulinę galią. Naujas technologijų etapas sukelia naują kovą dėl lyderystės. Nors dėl šių apribojimų panaikinimo Amerikos visuomeniai neišvengiamai kils nemalonių pasekmių. Tiesą sakant, ne tik Amerikos, bet ir bet kuriai kitai visuomeniai. Būtinai nukentės didelės gyventojų grupės. Dirbtinis intelektas stipriai pakeis esamas taisyklės.
Reikės perkurti įstatymus, tai yra keisti žmonių tarpusavio sąveikos sistemą, o tai visada sukelia nepasitenkinimą ir problemas. Tačiau tai yra sąmoninga Amerikos elito auka. Jie įgis daug daugiau nei praras. Jie išsaugos pasaulinę valdžią informacinėse sistemose. Dėl tokio tikslo galima paaukoti tam tikrus dalykus. Nors ateityje amerikietiškas dirbtinis intelektas taps Amerikos elito priešu. Bet tai jau bus kitas epizodas, kuris prasidės maždaug po 10 metų. Apie jį pakalbėsime vėliau.